Įsivaizduok priešai save meilės ir gerumo simbolį. Kažką, kas simbolizuotų, skleistų šią energiją. Pamatyk atvaizdą būtybės, žmogaus arba tiesiog šviesą. Ir trumpam dabar sugrąžinkime dėmesį į kūną, į vidinę erdvę. Pastebėkime savo kvėpavimą, kaip įkvepiame, iškvepiame, kaip juda mūsų pilvas, krūtinė. Įkvėpkime, iškvėpkime ir dar kartą. Įkvėpkime, iškvėpkime. Ir įsivardinkime motyvaciją. Atliekame šią meditaciją, kad turėtumėm, patirtumėm savyje daugiau meilės ir atjautos. Kad šis jausmas plėstųsi mūsų širdyje. Taigi vizualizuok tą vaizdinį prieš save, kuris yra simbolis absoliučios šviesos, gerumo, taikos, besąlyginės meilės ir atjautos. Vizualizuok, kad tai, ką įsivaizduoji, kūnas yra padarytas iš spindinčios geltonos šviesos. Jei tai būtybė, tai yra taiki ir besišypsanti. Jausk tą būtybę šalia arba šviesą. Matyk ją. Pabūk kelias minutes toje šviesoje. Pajausk tą būtybę ar tai šviesą. Ką ji jaučia tau ir visoms būtybėms žemėje be išimties. Šita meilė nediskriminuoja žmonių pagal jų išvaizdą, materialinę padėtį, pažiūras, sveikatą, protą, išmintį. Ji myli ir priima visus vienodai, nes jie tiesiog egzistuoja, jie tiesiog yra. Tai kaip mylinti mama, žiūrinti į savo vaiką. Gražu, tobula ir totaliai verta meilės. Kiekviena būtybė. Ir šita meilė nekinta. Jai nėra sąlygų. Šita meilė yra visada. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, akimirką, amžinai. Ši meilė neteisianti,
nevertinanti ir visada atleidžianti, nesvarbu, ką padarytume. Ar gali jausti šitą meilės energiją sklindančią iš tos būtybės priešais tave, sklindančią į tave ir į visus žemės gyventojus, į kiekvieną gyvybę. Ir tu turi visas galimybės išvystyti tokią pat meilę savyje. Dabar vizualizuok iš šios būtybės spinduliuojančią šviesą į tave. Pildančią tavo kūną, kiekvieną ląstelę. Ši šviesa teka per tavo kojas, kojų pirštus, blauzdas, kelius, šlaunis, dubenį, pilvą, krūtinę, nugarą, pečius, rankas, kaklą, veidą, galvą. Ši šviesa užpildo kiekvieną ląstelę, kiekvieną atomą tavo kūne. Ir ši šviesa valo tavo skausmą, kančią, sunkumus, fizinį skausmą, ligą, viskas, kas yra susikaupę, visas negatyvias mintis, kuriančias tą nelaimingumą ir visus pasenusius elgesio modelius, kurie nebereikalingi. Viskas, kas yra negatyvu tavo kūne ir prote, yra visiškai išvalyta ir dingsta, kaip tamsa dingsta kambaryje, kai jungiame šviesą. Įsivaizduok, kad tavo kūnas yra visiškai užpildytas palaiminga, spindinčia šviesa. Viskas patampa švaru, tyra. Krikštolo skaidrumo. Įsivaizduok, kad tavo protas patampa ramus ir visiškai aiškus, laisvas nuo bet kokių kankinančių minčių ir visiškai išpildytas meile ir gerumu, atjauta. Įsivaizduok, kad nebėra
Jokios atskirties tarp tavęs ir to vaizdinio priešais tave. Įkūnijimo, meilės ir gerumo. Tu patampi tuo pačiu, mylinčiu, atjaučiančiu, taikoje ir palaimoje. Leisk savo protui pailsėti šioje patirtyje. O dabar prote ir širdyje išreišk norą pasidalinti šią mylinčią energiją su kitais, kad jie taip pat taptų laisvi nuo kančios ir prisipildytų mylinčią energiją. Taigi įsivaizduok šviesą, sklindančią iš tavo širdies visomis kryptimis, kaip sklinda spinduliai iš saulės. Matyk, kad ši šviesa pirmiausia paliečia žmonės, kurie šalia tavęs. Matyk, kaip visi šie žmonės užsipildo meilės ir gerumo energija. Tada įsivaizduok, kaip ši energija sklinda toliau ir pasiekia visus žmonės mieste, kuriame gyveni, šalyje. Visi patampa pripildyti meilės ir gerumo. Matyk, kaip ši energija sklinda dar toliau į kitas šalis, visiems žmonėms žemėje. Visi pasaulyje užsipildo meilės ir gerumo energija. Įsivaizduok, kaip ši energija sklinda gyvūnams, visoms kitoms gyvybėms. Viskas, kas gyva, patampa užpildyta meilės ir gerumo energija. Ši šviesa paliečia kiekvieną gyvą būtybę pasaulyje. Visų protas patampa taikus, ramus, mylintis. Taigi šioje akimirkoje vienintelis egzistuojantis dalykas pasaulyje – taika. Leis savo protui pailsėti šioje tyroje būsenoje, tyroje meilėje ir taikoje.
Ir dabar visa šita energija, kurią sugeneravai šios meditacijos metu, viską, ką pozityvaus sukūrei, dedikuok visoms gyvoms būtybėms, kad jos patirtų vidinę taiką. Tegul žmonės išsilaisvina iš kančios, visos būtybės išsilaisvina iš kančios. Tegul su protai būna laisvi nuo netolerancijos, pykčio, neapykantos ir noro kažkam pakenkti. Tegul visų protai būna pripildyti kantrybės, pagarbos, meilės ir gerumu, noru padėti kitiems. Tegul visi sutvėrimai būna laimingi.